Kauno dienų pokalbyje socialinių mokslų daktarė, matematikos mokytoja, ekspertė Vilija Dabrišienė. Socialinių mokslų daktarė, matematikos vadovėlių autorė, Lietuvos inovatyviausia matematikos mokytoja. Sukurtos programuose licėjus, matklubas. Kiek laiko tęsiasi jūsų darbo diena? Klausimas toksai rimtas. Aš dirbu visą laiką, kai nemiegu. O miegu aš mažai dabar jau. Tai kartais, kai pagalvoju, atsigrėžiu tuos atgal truputėlį ir pagalvoju, kad aš niekada gyvenime nesu dirbus vienu etatu. Mažiausiai 1,5, o dažniausiai 2 ir daugiau. Tada galvoju, per kada aš parašiau tas savo 20 knygų, kurio paros metu, yra visiškai neaišku. Bet kažkaip tai padariau, kai darai, tai ir pasidaro. Kitas klausimas. Kodėl mūsų moksleiviams sunkiai sekasi matematika? Jeigu mes žinotumėm atsakymą į šitą klausimą, tai mes išspręstumėm visas problemas. Mes nežinom atsakymo į šitą klausimą, kodėl sekasi sunkiai. Galbūt reikėtų pradėti nuo to klausimo, kiek jiem mama pasakų vaikystėje paskaitė tam vaikui. Man, kai ateina mamos su pretenzijom, kad jų vaikui sunkiai sekasi ir ką daryti, visada norisi užduoti šitą klausimą. Kiek tu pasakų jam paskaitėjai, kai jam buvo 3 metukai ir 4? Kiek jis turi fantazijos? Kiek jis turi tas vaikas tokios, gebėjimo suvokti įvairias prasmes, konceptus? Nes mes matematikos žinias pradedam statyti nelygioj vietoj, kaip ir visas kitas. Galbūt čia slypi paslaptis, galbūt paslaptis yra, kad mes blogai mokom, mes kažkaip formalizuojam tą mokymą, mes neparodom prasmių, mes galbūt neužduodam per mažai klausimų, kodėl ir kaip, ir per mažai susiejam žinias tarpusavį, kažkokios jos padrikos. Galbūt tame yra paslaptis. Teorijų yra įvairių, kodėl ta matematika yra sunkiai sekasi mūsų vaikam. Šitam klausime yra vienas žodis mūsų vaikam, ne tik mūsų vaikam sunkiai sekasi matematika. Aš esu buvus Loughburno universitete stažuotei, tai labai daug kalbėjau apie tai, kad apskritai visiems vaikams sunkiai sekasi matematika ir ateina universitetus nepasiruošę studijuoti, tai nėra vien tik mūsų problema. Švietimo inovacijų startuolis, ne tik suprasti, bet ir pamėgti matematiką. Yra labai keistas dalykas, į mano gyvenimą ateina startuolis, kai jau man netoli 60, prie pat 60, prieš kelis metus man atėjo startuolis į mano gyvenimą. O kas yra startuolis? Tai yra inovacijos, tai yra technologijos, tai yra tai, kas paprastai siejama su jaunais žmonėmis. Tai aš esu pačiam tam smaigaly inovacijų šiuo metu, kai aš jau išeinu kaip ir iš darbo rinkos po truputėlį, ir iš to švietimo, ir iš visko, kaip taip galėjo atsitikti. Mes kuriam labai įdomią platformą, nepaprastai, reiškia, novatorišką, ir mes esam pačiam tam darbo, dabar, kaip čia pasakyti, tokioj vietoj, kur mūsų jau platforma naudojasi vaikai, jau po 10, 12 ir daugiau tūkstančių vaikų kasdien jungiasi. Reiškia, mes padarėm vis dėlto šitą stebuklą, ir iš kitos pusės mes aiškiai suprantam, kad čia kaip tas drakonas, žinot, kur karalius mirė ir te gyvuoja karalius. Mes kaip ir padarėm, bet mes tik pradedam šitą kelią, nes ateina dirbtino intelekto dar geresni sprendimai ir tas mūsų kelias neturės jokios pabaigos. Yra keletas dalykų. Pirmas dalykas, šita platforma yra personalizuota. Tai ir jinai skiria vaikui asmeninį dėmesį, jo parodo asmeninės spragas. Tai ta mūsų platforma kalbasi su konkrečiu vaiku atskirai. Atsižvelgia į jo mokymosi kelią, jo mokymosi įgūdžius, spragas, reiškia mokymosi jo metodus, stilių ir taip toliau. Tai vienas dalykas, kodėl mes galvojam pritrauks. Antras dalykas, tai yra technologijos. Šiuo metu iš to, ką mes turim patirties, mes matome, kad vaikai nemoka dar naudotis platformą taip, kad išnaudotų visas jos galimybės. Vaikai neįpratę prie savarankiško mokymosi. Mokykloje mokytojas diriguoja, vaikai neįpratę tai daryti savivaldžiai, patys pasirinkti tikslus, patys pasirinkti metodus, jie kaip ir laukia iš šalies intervencijos. Tai mūsų tikslas yra, kad taip nebūtų. Tai mes turim ieškoti metodų, kaip ta platforma tą vaiką dar labiau įgalins savarankiškai daryti tam tikrus sprendimus. Nes koksgi mokymosi mokykloje tikslas pagrindinis ir yra išmokti mokytis.
Apie jūs ir jūsų šeimą. Jūs paveldėjote mokytojo geną. Aš paveldėjau mokymosi geną. Sakykime taip, pas mane šeimoje buvo nepaprastai gerbiamas išsilavinimas. Mano tėtis į mokyklą eidavo 10 km ir atgal tiek pat, todėl kad jis labai norėjo mokytis, o jo tėvas jam neleido mokytis. Mama liepė pasislėpti rugiuose, kad jis galėtų eiti į tą mokyklą. Tai tas mokymasis pas mus buvo ypatingai gerbiamas. Ir man tėvai visą laiką reiškia mokykis, tas, žinot, mokykis tai reiškia, tu būsi kaip čia vertingas kaip žmogus. Visa profesūra, universitetų dėstytojai pas mus buvo šeimoje nepaprastai. Tai buvo aukščiausias lygis, koks gali būti žmogaus, jeigu tu turi tą, reiškia, išsilavinimą. O mama, jinai taip pat labai, reiškia, buvo išsilavinus moteris, jinai buvo inžinierė ir, reiškia, jinai labai projektavo namuose, labai sugebėjo mums parodyti, kaip galima žinias pritaikyti praktiškai įvairiose situacijose. Tai šitą mokymosi geną aš paveldėjau, man tiesiog įkalta, jeigu aš neskaitau knygos, reiškia, aš iš vis esu blogas žmogus. Ta prasme, taip jau man tokios buvo vertybės įdiegtos. Tai mano vaikai jas paveldėjo turbūt su motinos, nežinau, su manim irgi. Nes mano vaikai, aš užauginau 2 vaikus, faktiškai jie mamos nematė. Aš visą laiką dirbdavau. Ir, pavyzdžiui, aš dirbu su studentais, ten kokią 10 vakare namuose ir atsidaro duris ir įeina mano 6 metų sūnus ir sako, aš iškepiau bulvinius blynus, tu valgysi. Tai mano studentai būdavo, tiesiog pasibaisėję. Bet mano vaikai matė visą laiką mane dirbančią ir jie, reiškia, lygiai tokie patys. Sūnus šiuo metu yra mokslų daktaras, robotikos specialistas, laimėjęs pasauliniuose konkursuose. Vienu žodžiu, jisai paveldėjo tą norą žinoti, norą suprasti ir galbūt tą darboholizmą nesveiką irgi. Aš norėčiau palinkėti visiems geranoriškumo, kad mūsų lūkesčiai kitų atžvilgių sutaptų su realybė, o mūsų lūkesčiai savo atžvilgių gali būti beribiai. Tai norėčiau palinkėti tokios dermės ir geranoriškumo, su meile žiūrim į pasaulį. Mylim artimą savo, o kas yra artimas savo? Tas, kas yra arčiausiai mūsų šiuo metu jūs.